Čia radijo laidelė Vakaro žvaigždelė. Mes ją girdime net Londone. Žvaigždžių karoliai, pasikvietę snaigių pulką, šoka brolis sniegas dulka, juos po vieną glausdama, šypsos motina žiema. Žvaigždžių karoliai, pasikvietę snaigių pulką, šoka brolis sniegas dulka, juos po vieną glausdama, šypsos motina žiema. Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais. Grynas oras. Pagaliau išlipom iš troleibuso. Rytas, pilni troleibusai, kaip ir visada. Broli, pavėluosim į mokyklą. Rusne, palauk, man atsirišo batas. Juozapai, ar nemoki batą užsirišti? Moku, tik užsimazga tas raištelis. Leisk, padėsiu. Ačiū, nereikia. Aš einu, o tu po to pasivysi, gerai? Gerai. Broli, pažiūrėk, ateik greičiau. Palauk, dar negaliu. Tuoj. Ateisiu. Palik tu tą batą, ateik greičiau. Na, pagaliau užsirišau tą batą. Aš tave pavysiu ir pralenksiu. Sustok, palauk. Kas atsitiko? Žiūrėk, tas vyras pametė piniginę. Tu įsitikinusi, kad čia tai jo? Žinoma, pati mačiau. Ar manimi netiki? Ką dabar daryti? Pasiimkime, kažką gerą nusipirksime. Turim tai? Tik niekam nesakykim. Čia mūsų bus paslaptis. Duok man piniginę. Neduosiu. Aš ją radau ir ji bus mano, o ne tavo. Greičiau einam, kol nieks nepamatė. Palauk, Juozapai. O jei aš pamesčiau piniginę ir vaikas rastų ir man neduotų, aš labai verkčiau, labai liūdėčiau. O jeigu mūsų tėtis pamestų, tai būtų negerai. Ką daryti su ta pinigine? Vyras jau tolsta, o mes dar čia. Juozapai, galvok, greičiau. Rusne, taigi mums nereikia tų svetimų pinigėlių. Kam
aš dar klausiu, ką daryti? Juk aš jau žinau, ką daryti. Juozapai, greičiau, jau vyras eina per gatvę ir tuoj suks namų link. Bėgam greičiau. Pasivykime jį. Atsiprašau, ponė, jūs pametėte piniginę. Sustokite, jūs pametėte piniginę. Palaukite, čia jūsų piniginė. Ponė, atsiprašau, čia jūs pametėte piniginę. Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais. Kai užaugsiu, būsiu moteris rimta. Ant kalno stovės mano nuosava kirpykla. Vėliau įsteigsiu dar ir grožio saloną, baseiną, spa centrą, gėlių paviljoną. Turėsiu daug suknelių ir kostiumėlį pilką, viską, kas tikrai verslininkai tinka. Ir nuo ryto lyg vakaro būsiu rimta. Kai užaugsiu, debesis ganysiu ir ataskaitas ponui vėjui rašysiu. Kai užaugsiu, atsakysiu, kas esu, kas buvau, kas būsiu, nežinau. Kai užaugsiu, debesis ganysiu ir ataskaitas ponui vėjui rašysiu. Kai užaugsiu, atsakysiu, kas esu, kas buvau, kas būsiu, nežinau. Kai užaugsiu, būsiu moteris rimta. Supyksiu ant vaikų per garsiai žaidžiančių kieme. Rimtai žiūrėsiu į rimtus dalykus, rimtai į šaldytuvą, kai bus po 6. Turėsiu kostiumėlį ir viskas bus taip rimta. Elgsiuosi tik taip, kaip verslininkai tinka. Ir nuo ryto lyg vakaro būsiu darbe. Kai užaugsiu, debesis ganysiu ir ataskaitas ponui vėjui rašysiu. Kai užaugsiu, atsakysiu, kas esu, kas buvau, kas būsiu, nežinau. Kai užaugsiu, debesis ganysiu ir ataskaitas ponui vėjui rašysiu. Kai užaugsiu, atsakysiu, kas esu, kas buvau, kas būsiu, nežinau. Kas buvau, kas būsiu, nežinau. Mielas klausytojau, tamsiu paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Vaikai, ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Įsižiebia balti galiniai žibintai ir gali girdėtis įjungtas variklio garsas. Bet jeigu automobilis elektrinis, tai variklio garso gali ir nesigirdėti, todėl būkite labai atidūs, budrūs, įsitikinkite, ar automobilis nesiruošia važiuoti atgal.
klausotės Vakaro žvaigždelės. Mamos, tėčiai ir seneliai seka pasakas vaikams. Išmintingoji lašiša. Airių pasaka. Kartą gyveno labai išmintingas senolis vardu Finegasas. Jis viską žinojo apie gamtą, paukščius, gyvūnus, augalus, debesis ir žvaigždes. Tačiau to jam neužteko. Visą laiką norėjo pažinti dar daugiau. Finegasas gyveno šalia upės, kurioje plaukiojo stebuklinga žuvis. Kasdien senolis žvelgė į vandenį, tikėdamasis pamatyti nepaprastąją žuvį, išmintingąją lašišą. Žmonės kalbėjo, kad tas, kuris paragaus šios žuvies, įgis viso pasaulio išmintį. Daugybė žmonių bandė pagauti žuvį, tačiau niekam to padaryti nepavykdavo, nesisekė ir Finegasui. Kartą pas senolį atėjo berniukas vardu Finas Makulas, kurio mama norėjo, kad senasis išminčius suteiktų jo sūnui žinių apie pasaulį. Finegasas sutiko. Kiekvieną dieną, sėdėdamas ant upės kranto, senolis įdomiai pasakodavo jaunajam Finui apie pasaulį viską, ką tik pats žinojo. Kartą pro juos praplaukė milžiniška žuvis. Finegasas ją pamatęs labai susijaudino, nesuprato, jog tai išmintingoji lašiša. Senukas nubėgo pasiimti tinklo. Virpančiomis rankomis užmetė tinklą ant žuvies. Lašiša buvo stipri, ji ilgai blaškėsi, šokinėjo ir vartėsi. Pagaliau Finegasui pavyko ištraukti žuvį. Valio! Iš džiaugsmo sušuko abu. Finegasas krito ant žemės išsekęs ir pavargęs. Po tokios kovos senoliui visai neliko jėgų ir iškepti žuvį jis paliepė jaunajam Finui, tik prisakė jam neragauti nė gabaliuko. Finas darė tai, kas buvo liepta. Kepė žuvį ant didelio laužo, apversdamas ją po kelis kartus. Bekepant, ant žuvies šono iškilo burbulas. Pagautas smalsumo, Finas pradūrė jį ir skaudžiai nusidegino nykštį. Oi, sušuko jaunuolis ir malšindamas skausmą įsikišo pirštą į burną. Kiek vėliau pabudo Finegasas. Išminčius pasijuto labai alkanas ir ruošėsi valgyti lašišos su arbata. Rankos mostu jis pakvietė Finą ir šis tuojau atskubėjo. Finegasas pastebėjo, kad jaunuolis pasikeitė. Jo akys buvo mėlynesnės, o skruostai raudonesni. Pats jis atrodė didesnis ir stipresnis. Ūmai Finegasas suprato, kas nutiko. Ar tik nevalgei žuvies? Paklausė jis. Ne, bet kol žuvis kepė, ant jo šono iškilo burbulas, tai susprogdinau jį nykščiu. Nusideginęs pirštą įkišau jį į burną, kad taip neskaudėtų, atsakė Finas. To užtenka. Tu paragavai išmintingosios lašišos. Ne aš, o tu gavai viso pasaulio išmintį. Liūdnai palingavęs galvą tarė Finegasas. Jis liepė jaunuoliui suvalgyti visą žuvį. Pavalgęs Finas nepasijuto išmintingesnis, tačiau kaskart įsikišęs nykštį į burną įgydavo viso pasaulio išmintį. Girdėjote airių pasaką Išmintingoji lašiša, skaitė Loreta Sungailienė.
Mėly bičiuliai, dabar išgirsite airių lopšinę Užmerki akeles. Ją atliks mama su dukra. Užmerki akeles, mano mažutį, mano džiaugsme, mano vaikeli. Rytoj tavęs laukia dovana. Iš kalvų tavo tėtis sugrįš, parneš gardaus maisto. Rytoj valgysime žuvį. Vasaros saulutė šildo, pučia pietų vėjelis. Užmerki akeles, mano mažutį, rytoj tavęs laukia dovana. Jūs klausotės radijo laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Istorijos iš mūsų gyvenimo. Mano, tavo. Iš mūsų gyvenimo. Dėkoju Ignesai Žygelieniai, atsiuntusiai istoriją iš savo vaikystės. Gėlių darželis. Pačios nuostabiausios pamokančios istorijos yra tos, kurias patiri pats savo vaikišku kailiuku. Visi galime papasakoti nemažai gražių nutikimų, bet yra ir tokių istorijų, kurias oi kaip gėda prisiminti, oi kaip nemalonu ir sūru pasidaro apie jas vos pagalvojus. Bet vieną tokį nemalonų nutikimą nusprendžiau papasakoti jums, mažieji vaikučiai. Šis nemalonus įvykis, kai man buvo 9 ar 10 metų, gėdingai pakedeno mano vaikišką kailiuką. Ši pamoka lydėjo mane labai ilgai. Buvo vasaros metas, o diena labai šilta, tarsi oras būtų buvęs apgaubtas švelniu ir permatomu aksomu. Padangė išsiuvinėta paukšteliais ir kur nekur vabalėliais bei debesėliais. Kiemai buvo pilni vaikų, kurie valgė ledus, gėrė limonadą ir linksmai žaidė. Aš dažnai mėgdavau vaikštinėti viena. Ir šį kartą kažkur savo mažom kojytėm neskubėdama keliavau. Eidama dairiausi aplinkui, gal pamatysiu savo geriausią draugę Auksę, bet
pamačiau gėlių darželį. Moterys stengdavosi po savo namo langais ar balkonais sodinti ir puoselėti gėlių darželius. Šis gėlynėlis buvo gan spalvingas ir ką tik palietas vandeniu. Iki šiol pamenu, kad tos gėlytės buvo labai gražios bei prižiūrėtos. Ir nežinau, vaikučiai, kas man nutiko, bet atsiklaupusi prie gėlių darželio, aš pradėjau rauti gėlytės vieną po kitos. Roviau ir mečiau, kapščiau žemę ir mažais kumšteliais traiškiau gėlyčių žiedus. Ar galite pagalvoti, kaip liūdėjo mano angelas sargas visą tai matydamas? Aš žinojau, kad elgiuosi negerai, bet vis tiek tęsiau savo griaunantį darbą. Staiga atsidarė langas ir moteris, kuri puoselėjo šį gėlių darželį, manęs paklausė: "Ką tu darai? Kodėl taip darai?" O aš jai parodžiau liežuvį, kad net seilės ištyso ir patenkinta parbėgau namo, tarsi atlikau gerą žygdarbį. Tuo metu namie buvo mano mama ir laukė ateinančios draugės. Ji kruopščiai ruošė arbatą ir saldžius užkandžius. Na ir aš labai laukiau mamos draugės, nes žinojau, kad man taip pat teks paragauti šių saldumynų. O tada vėl lėksiu į lauką, juk toks puikus aksominis oras. Pagaliau pasigirdo lauko skambutis ir mama įleido lauktąjį svečią. Pamenu, kad tuo metu sėdėjau ant gėlėmis išsiuvinėtos sofos ir į kambarį įėjo. O, kaip greitai pradėjo plakti mano širdelė, kaip nuraudo mano žandukai, kaip staiga pasidarė gėda ir neapsakomai baisu. Tai buvo ta pati moteris, kurios gėlytes nuskriaudžiau būtent aš ir kuriai taip gėdingai parodžiau savo seilėtą liežuvį. Dabar tai klius, dabar tai bus. Norėjau kuo greičiau kažkur pabėgti, bet juk niekur nepasislėpsi nuo savo blogų poelgių, jie tave taip netikėtai ir greitai suranda. Yla išlindo iš maišo. Bet mamos draugė nepasakė nei vieno pikto žodžio, nei vieno priekaišto ar kaltinimo, o tik draugiškai ir maloniai su manimi pasisveikino. Ji suprato, kad aš pasimokiau, nes vien jau jos atėjimas į mano namus leido man suprasti, koks netikęs buvo mano elgesys ir kaip greitai negeri darbai iškyla į paviršių. Man buvo nuoširdžiai gaila tų gėlyčių, jos juk taip gražiai puošė aplinką. Aš labai nuoširdžiai gailėjausi. Taip daugiau niekada nebedariau, nes mane labai palietė šios moters gerumas ir supratingumas. Girdėjote Ignesos Žygelienės istoriją iš vaikystės Gėlių darželis. Istorijos iš mūsų gyvenimo. Manau, tavo. Iš mūsų gyvenimo.
Mieli vaikai, pasakose besmegeniai gali groti ir dainuoti. Dabar išgirsite, kaip besmegenis groja saksofonu, dainuoja ir dar čiuožinėja po ledo pilį. Žmonės kalba, žmonės matė, kaip šaltukas pilį statė. Ledo stogas, ledo menės, pilį saugo besmegenis. Ledo stogas, ledo menės. Meniai dega ledo žvakės, nuo šviesų net raibsta akys. Apie pilį snaigė šoka, kyla, leidžias kaip tik moka. Apie pilį snaigė šoka. Bet klausyk pily naujieną, saulė švietė visą dieną. Pilies bokštai sumažėjo, menėse vanduo varvėjo. Pilies bokštai sumažėjo. O jau po 3 dienų pažiūrėt pilin graudu. Pasidžiaugus saulute, ji pavirto balute. Pasidžiaugus saulute. Žmonės kalba, žmonės matė, kaip šaltukas pilį statė. Ledo stogas, ledo menės, pilį saugo besmegenis. Žmonės kalba, žmonės matė. Ledo stogas, ledo menės, pilį saugo besmegenis. Žmonės kalba, žmonės matė. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.